Tai sveiki visi, matau, kad dar keli žmonės gal renkasi, tai jeigu ką tikrai yra vietų, galite surasti atsisėsti, niekas nestovėkite ir man, aišku, esu Ignas Račickas, parodos kuratorius, tai man kaip, ir šiaip Valdovų rūmų muziejaus darbuotojui ir kaip parodos kuratoriui tikrai labai džiugu matyti tokį gausų būrį čia susirinkusių žmonių, kurie nepabijojo, aišku, nelabai šalta ta žiema, bet vis tiek nepabijojo susirinkti čia ir šią žiemą. Tai va, tai gal pradėsiu nuo to, kad pristatysiu apskritai, kokia yra, kaip kilo idėja sukurti šią parodą ir, konkrečiau gal reikėtų sakyti, tai netgi parodas, nes, mūsų projektas, kurį labai džiaugiamės, kad paremė ir Lietuvos kultūros ministerija ir Lenkų institutas Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje. Tai buvo dvi parodos skirtos Vavelio karališkosios pilies kolekcijai, Renesanso tapybos kolekcijai, kuri buvo pristatyta būtent ir tebėra pristatoma mūsų muziejuje. Tai keli tokie elementai, kurie lėmė, kad būtent tokias parodas mes nusprendėme rengti, tai visų pirma reikia pasakyti, kad Vavelio karališkoji pilis, valstybiniai meno rinkiniai, jie vis dar turi tą tradiciją pirkti senojo meno vertybės ir ganėtinai aktyviai jas perka. Tai 2022 metais jie įsigijo kelis darbus iš Piero Korsinio kolekcijos Monate. Ir būtent tai buvo vienas iš veiksnių, kad mes irgi norime, kadangi patys galbūt neturime tiek galimybių įsigyti meno kolekcijų, tai tikrai norime bent jau pristatyti štai ką mūsų kolegos ir turbūt nesuklysiu sakydamas, kad artimiausi partneriai Lenkijoje ir apskritai mūsų artimiausi partneriai perka ar ne pristatyti juos Lietuvos visuomeniai. Kitas dalykas yra Lietuvos muziejų asociacijos iniciatyva, kuri nuo 2014 metų vyksta, tai yra Lietuvos renesanso kelias, muziejų kelias, kuris muziejams pateikia tokias kaip ir teminės rekomendacijas, galbūt būtų galima pasakyti, kamgi muziejai turėtų skirti savo laiką ir kokiomis temomis šviesti visuomenę. Ir 2024 metai, 10 šios iniciatyvos metai buvo skirti būtent Renesanso epochai ir Renesanso epochos pristatymui Lietuvos gyventojams, publikai, auditorijai ir taip toliau. Tai labai džiaugiamės, kad tokia iniciatyva yra ir kad mes ją galime taip pat prisidėti. Ir žinoma, kad kai buvo pasirinktas Renesansas kaip tema 24 metams, tai mes tikrai nesudvejojome, kasgi galėtų geriausiai pristatyti tą Renesanso kolekcija, tai yra tapyba. Tapyba yra turbūt ta meno forma, kurią mes labiausiai įsivaizduojame, galvodami apie Renesanso meną, apie Renesanso kūrybą apskritai. Kaip sako profesorė Aleksandravičiūtė, kiekviena epocha turi kažkokią meno formą, kuri yra labiausiai išreikšta. Ir būtent tapyba yra tas dalykas. Ir tuomet taip pat natūralus visai dalykas buvo, kad būtent Italijos tapyba, aišku, yra ir Vokietijos ar Olandijos renesanso meistrai, tačiau mes visgi galvojame apie Botticelli, apie Da Vinci, apie šiuos autorius, kai mąstome apie renesanso tapybą. Tai kodėl dvi parodos ir kodėl tik tai šioje parodoje atrodytų 5 eksponatai, tai juk nėra labai daug. Tačiau reikia pasakyti, kad mes rinkomės tokia, galima pasakyti, kiekybės ir kokybės, ar ne, kas turėtų laimėti, tai tikrai nusprendėme, kad kokybė yra tas dalykas ir kadangi visi šie paveikslai yra, dalis jų yra neseniai įsigyti, bet visi jie priklauso pastoviai Vavelio ekspozicijai, tai todėl kelis vertingiausius kūrinius galime pristatyti ir visai visuomeniai ir žinoma jums. Tai labai dažnai apskritai, kai mes kalbame apie Renesansą, ar tiesą pasakius apie bet kokią kitą epochą, mes įsivaizduojame ją labai vienprasmiškai, ar ne? Kad kiekviena epocha turi tam tikrus kažkokius tai savo bruožus, kurie yra paplitę nuo, tarkim,
epochos pradžios iki epochos pabaigos. Bet iš tikrųjų taip nėra, ir ne viduramžiai, kurie yra vadinami tamsieji amžiai, tai yra 1000 metų, tai yra labai daug skirtumų ir lūžių, kurie yra tų viduramžių viduje. Visiškai taip pat reikėtų galvoti apie renesansą, tai yra nuo 14 amžiaus, kada renesansas užgimsta Italijoje iki 17 amžiaus pradžios, kada renesansą keičia vienur anksčiau, kitur vėliau barokas. Mes tikrai jaučiame, kad pasikeičia visuomenė, pasikeičia politinė struktūra, pasikeičia meno kūrimo principai, pasikeičia idėjos, pagal kurias tas menas yra kūriamas, pasikeičia kūrėjų pasaulėjauta. Tai tie skirtumai jie yra labai labai aktualūs. Ir jie yra aktualūs net jeigu mes kalbame apie to paties laikotarpio kūrinius. Ir aš čia neveltui įdėjau būtent šiuos du kūrinius, tai yra Giovanio Bellinio Dievo motina su kūdikiu, tai yra mūsų toje pirmojoje parodoje nuo vasario iki gegužės eksponuotas kūrinys Venecijos tapybos mokyklos, ir Sandro Botticelio ir jo dirbtuvės Dievo motina su kūdikiu ir angelais. Tai yra du kūriniai, kurie yra sukurti praktiškai tuo pačiu metu, bet jie yra labai skirtingi. Ir tai, kad vienas yra atliktas tempera, kitas atliktas aliejiniais dažais, yra tik labai menkutė detalė jų skirtumų. Tačiau jie slepia visiškai dvi skirtingas idėjinės mokyklas, visiškai dvi skirtingas idėjas, kuriomis vadovaudami kūrė tie menininkai. Pavyzdžiui, Giovannis Bellinis, Venecijos tapybos mokyklos toks pagrindinis kūrėjas, jis visų pirma tikėjo ir mąstė, kad šventieji, Dievas, jie yra suvokiami. Mes galime suvokti jų išgyvenimus, jie yra labai arti mūsų. Ir todėl, jeigu jūs pastebėsite, nėra aureolių. Tame dešiniajame darbe, kuris yra Giovanio Bellinio, jie yra be aureolių. Sandras Botticellis mąstė absoliučiai priešingai. Jis kaip tik galvojo, kad Dievas yra toks didis, toks nesuvokiamas, toks neapčiuopiamas ir netgi šventųjų, pavyzdžiui, išgyvenimai, kurie nėra Dievas, kurie nėra taip tarsi toli nuo žmogaus, kurie patys buvo žmonės, jie vis tiek yra visiškai nesuvokiami. Ir jis visose savo kūriniuose vaizdavo tas aureolės. Tai yra tik mažas simbolis, bet tai labai gerai pavaizduoja, kaip netgi tuo pačiu metu, bet skirtingose miestuose kūrė kūrėjai, visiškai skirtingai supranta meną ir visiškai skirtingai supranta pasaulį kaip po tokį. Tai jeigu mes pamastome apie tą ilgesnę perspektyvą, ankstyviausias kūrinys, kurį mes eksponuojame šioje parodoje, tai ir yra Sandro Botticelio ir jo dirbtuvės Dievo motina su kūdikiu ir angelais. Jisai yra sukurtas 1475 metais, o paskutinysis kūrinys yra sukurtas 17 amžiaus pradžioje, tai prabėga beveik 150 metų ir pasikeičia viskas, ar ne, reformacija vyksta, prasideda kontrreformacija, menui keliami visiškai kiti kriterijai, bet tuo metu, jeigu mes kalbame dar apie renesanso laikotarpį, mes kalbame apie miestus, kurie fiziškai galbūt nėra labai toli, nuo Florencijos iki Venecijos dar prieš paskaitą paguglinau, yra 269 km, tai atrodytų, netoks jau tolimas atstumas, galima nukeliauti ganėtinai nesunkiai, tačiau tas idėjų transportas, jisai praktiškai nevyksta. Tai, kas yra būdinga vienam miestui, gali būti visiškai nebūdinga kitam miestui. Politinė struktūra tose miestuose skiriasi. Florencijoje valdo Medičiai, tai yra viena giminė, taip, jie yra perrenkami, bet dvaras, kuris egzistuoja aplink juos, jis taip pat formuoja tam tikrą politinę, taip pat ir kultūrinę terpę. Venecijoje tai yra pirklių respublika, tai yra žymiai laisvesnės politinės, tiesiog taip pat ir kultūrinės galimybės skleistis tavo individualiai pasaulėjautai ir kaip menininkui atsiskleisti. Jeigu tu Florencijoje susipyksi su Medičių giminė, daug šansų, kad tau teks išvykti. Jeigu tu Venecijoje susipyksi su kokia nors giminė, tai daug šansų, kad tu iš kitos, kuri yra jų varžovė, dar gausi kokį nors kontraktą. Net jeigu mes kalbėtume apie kažkokius tai artimesnius miestus, kaip tarkim Mantuja, kur valdo Gonzagos, tai ten yra dar kitoks politinis klimatas, nes tai yra paveldima valda ir ten yra vienas asmuo, kunigaikštis, kuris diktuoja tą kultūrą. Ir tada, jeigu tu jo asmeniniam, galbūt tu su juo net nesusipyksti, bet tiesiog tavo meninis stilius nesutampa su jo meniniu stiliumi,
ir vadinasi tau jau nepavyks ten įsitvirtinti. Taigi netgi politinė raiška tikrai daro nemenką įtaką ir autorių kūrybai. Aišku, čia visiškai neatmetant, ar ne, mes čia daugiau kalbėjome apie kažkokias tai kultūrinės, politinės priežastis, kodėl vienas menininkas kūrė kitaip toje pačioje epochoje ir net gal tuo pačiu metu, bet yra žinoma ir autoriaus unikalumas. Kiekvienas autorius yra unikalus, jisai savaip mato pasaulį, jis gali būti vienas studijavęs, kitas nestudijavęs kažką, tai vienas gali mokėti lotyniškai, kitas lotyniškai gali nemokėti, vienas gali skaityti tam tikrus kūrinius, kitas gali jų neskaityti. Ir čia geras pavyzdys yra Leono Batistos Alberčio 1435 metais lotyniškas traktatas parašytas De Pictura apie tapybą. Ir mes matom iš principų, kad Botticellis jį tikrai skaito. Bellinis jo neskaito. Jis netgi kūrė ganėtinai priešingai, negu tam Alberčio traktate yra rašoma. Taigi net ir autoriaus individualumas, nereikėtų sakyti gal to net, bet autoriaus individualumas taip pat yra esminis dalykas, kodėl visgi skiriasi ta tapyba ir ganėtinai esmingai skiriasi. Tačiau visus šiuos paveikslus ir Giovanio Bellilio, kuris buvo ankstesnėje parodoje, ir tuos 5, kuriuos išvysite šiandien parodoje, sieja meilė. Meilės tema turbūt yra tokia labiausiai peržengianti bet kokį laikotarpį ir būtent todėl buvo pasirinkta tam tikrą prasme mūsų parodai, kai mes bandome pažinti tą renesansą iš tikrųjų labai skirtingose miestuose ir per labai skirtingą renesanso epochą. Tai visų pirma, gal net ne apie Florencijos tapybos mokyklą reikėtų pakalbėti, bet reikėtų pakalbėti apie mokyklas kaip apskritai kaip reiškinį. Tai tapybos mokyklos, žinoma, nėra kažkokios konkrečios institucijos. Mes dabar galbūt įsivaizduotume, kad turėjo egzistuoti kažkokios studijos, kažkoks mokslas, mokymasis, bet nieko to nėra. Iš tikrųjų, kiekvienas menininkas mokosi bendraudamas su kitu menininku. Menininkas iki pat XIX amžiaus yra dar iš dalies ir amatininkas ir tiesiog įstoja į vieno ar kito menininko dirbtuves ir ten mokosi visų pirma ne konkrečių tapybos manierų, bet taip pat mokosi ir labai paprastų dalykų, kaip pavyzdžiui sumaišyti dažus, kokius santykių dėti pigmentus ir panašiai. Todėl mėlyna Venecijoje nėra tas pats, kas mėlyna Florencijoje. Mėlyna Mantujoje gali būti dar kažkoks kitas dalykas, Ferraroje dar 4. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi mokyklos tai yra tradicija, kuri yra perduodama iš menininko menininkui po truputį formuojantis per šimtmečius. Ir ta tradicija yra labai įdomi ir būtent Italijos renesansas tuo labai žavi, kad tu kiekviename mieste gali surasti tas tradicijas, nes kiekvienas menininkas, kuris kuria, jisai vienaip ar kitaip visgi yra susijęs su kitais ten kuriančiais menininkais. Tai Florencija ir Venecija, kodėl būtent šias mokyklas ir šių mokyklų darbus mes pasirinkome, tai reikėtų pasakyti, kad Vavelio karališkojoje pilyje, žinoma, yra daugiau mokyklų darbų ir čia net ir valdovų rūmuose mes turime iš kitų mokyklų renesanso tapybos darbų. Tačiau Venecijos ir Florencijos mokyklos neabejotinai renesanse yra lyderės ir tikrai ne Londonas, Paryžius ar netgi Roma, iki pat 16 amžiaus, antros pusės bent jau diktuoja tas sąlygas. Būtent Florencija ir Venecija tai yra skaitlingiausios ir svarbiausios mokyklos. Ir toks paskutinis dalykas yra tai, kad būtent mūsų Lenkijos ir Lietuvos valdovo dvare būtent Florencijos ir Venecijos tapytojų kūriniai buvo patys populiariausi ir įgavo didžiausią norą kolekcionuoti būtent jų kūrinius. Tai, aišku, ir nereikia atmesti to dalyko, kad galų gale ten kūrė daug puikių menininkų, kurių galbūt apie Pietų Italiją mes negalėtume, kalbėdami surasti Neapolio mokykloje kažkokių tai labai svarbių tapytojų, ir bent jau ne tiek jų buvo Florencijoje ir Venecijoje. O dabar kalbant jau konkrečiai apie Florencijos tapybos mokyklą, tai reikia pasakyti, kad jos išskirtinumas yra ne detalės, bet kruopštumas. Kruopštumas, kurį kiekvienas menininkas pritaiko savo kūryboje.
Jis galbūt nepavaizduos tiek daug detalių kaip Venecijos tapybos mokyklos autorius, tačiau jis jas pavaizduos nepaprastai tiksliai, nepaprastai kruopščiai ir, kas svarbu, labai realistiškai. Tas realistiškumas, ypač spalvinis realistiškumas, kuris moksliškai vadinamas plastiškumu, yra nepaprastai svarbus būtent Florencijos kūrėjams. Ir aš čia ne šiaip savo įdėjau būtent šitus du vaizdus, tai pirmasis, kurį matote kairėje, tai yra Sandro Botticelio mokytojo, Fra Filippo Lipio, nugyvenusio nepaprastai spalvingą gyvenimą, kūrinys Dievo motina su kūdikiu ir angelais. Tai ar ne, nėra daug detalių, tačiau tas rankturis, krėslo rankturis, kuris yra priekyje, jis yra nepaprastai detaliai ir realistiškai nutapytas. Labai daug dėmesio skiriama šešėliams, kad viskas atrodytų realistiškai. Sandro Botticelio kūrinys, kuris vaizduoja vieną iš Boccaccio Decamerono scenų, taip pat jeigu, dėja gal čia taip tiksliai nesimato, ypač jeigu sėdite gale, bet jei pradę kada nors būsite, tai galite suskaičiuoti ir pažiūrėti į kiekvieną to medžio rievę, kuri yra, čia nupjauti medžiai, tai yra nepaprastas dėmesys detalėms, kuris yra susijęs ir su paties Botticelio gyvenimu. Tai Botticelis gimė Florencijoje, gimė amatininko šeimoje, jo tėvas buvo odadirbys ir šiaip jau jo pavardė netgi nebuvo Botticelis, jo pavardė buvo Divani Filipepis, yra ganėtinai tokia linksma istorija, kaip ta pavardė apskritai atsirado, jinai yra siejama su visų pirma Sandro Botticelio broliu Giovanniu, kuris buvo vedybų brokeris, toks, šiuolaikiniais standartais galbūt kalbant, toks vestuvių planuotojas, jeigu taip galima pasakyti. Ir jis buvo nepaprastai įtakingas žmogus Florencijoje, nes buvo labai charizmatiškas, ir planuojant vestuves, daugelis su juo susidurdavo, tačiau jis buvo labai apkūnus. Ir kaip, tam tikrą pokštą jį draugai pradėjo vadinti Botticelio, kas itališkai reiškia bačkutė. Ir kadangi Giovannis buvo gerokai vyresnis negu jo kiti 3 broliai, ta pavardė galiausiai prigijo ir kitiems 3 Giovannio broliams, tarp jų ir Alessandrui, arba kaip jis pats save vadino, Sandro, taigi Sandrui Botticeliui. Tačiau jo kūrybinis kelias prasideda ne nuo tėvo ir ne nuo brolio Giovannio, bet nuo brolio Antonijaus, kuris buvo auksakalys. Tai iš tikrųjų, nelabai mes turim gal lietuviškai tos skirties, tačiau itališkai yra 2 auksakalių kategorijos. Tai tas žemesnės kategorijos auksakalys, kuris ir buvo Antonijus, vadinamas batilioro. Taigi batilioro, ką jie darydavo, jie iškaldavo iš aukso gabaliukų labai plonas plokšteles, kuriomis buvo galima auksuoti, pavyzdžiui, rėmus paveikslų ir panašiai. O, jau aukštesnio lygio auksakaliai jie užsimdavo laikrodžių gamybą, papuošalų ir taip toliau. Tai per brolį Antonijų, kuris buvo tas batilioro, tas žemesnės kastos, jeigu taip galima pasakyti, auksakalys, Sandra susipažįsta su aukštesnės kastos auksakaliais, visų pirma Mazu Finiguera, o paskui Andrea del Verrocchio, ir pradeda su jais kurti. Ir kurti netapyti, bet pradeda jiems kurti papuošalus, laikrodžius ir panašius kūrinius. Ir būtent čia jisai išmoksta taip pat to kruopštumo, kuris yra būdingas ir visai Florencijos tapybos mokyklai. Ir tai yra labai svarbu, nes paskui galima matyti, kiek daug dėmesio ir laiko jis skiria labai smulkių detalyčių sukūrimui. Bet jo tapybos pamokos prasideda 1460 metais, jis išvyksta iš Florencijos, pas tuo metu garsiausią Florencijos tapybos mokyklos menininką Fra Filippo Lippi, kuris tuo metu dirba ne Florencijoje, bet yra gavęs 2 prestižinius užsakymus - ištapyti Prato, o paskui Spoleto katedras. Tai vis dar yra tos freskos ten labai iš tikrųjų įspūdingai atrodo ir Botticelis išvyksta, jis tampa Fra Filippo Lippio mokiniu.
Šiaip 9 metus yra tas nustatytas tėtis laiko, tiek visgi pameistrys turi praleisti meistro dirbtuvėje. Ir būtent tiek Sandras Botticellis ir praleidžia dirbdamas su Fra Filipu Lipiu. Tai žinoma, tie, kas yra labai geri menininkai, dažniausiai išvyksta kurti savo dirbtuves, o tie, kas yra prastesni menininkai, pasilieka ir toliau dirbti meistro dirbtuvėje. Tai nežinom iš tikrųjų, ką būtų pasirinkęs Sandras Botticellis, nes 69 metais, po tų 9 metų, Fra Filipas Lipis tiesiog miršta. Bet jis tikrai, matyt, Sandras Botticellis būtų pasirinkęs išvykti, bet jau tik po savo meistro mirties 69 metais išvyksta ir atvyksta į Florenciją, kur tuo metu vyksta konkursas. Konkursas dėl to, kas ištapys Florencijos rotušę. Konkrečiai teismo salę Florencijos rotušėje. Ir jį laimi šiaip jau nelabai žymus tapytojas, kuris nutapė šį pirmąjį paveikslą, Pietras del Palojolas. Tačiau jis turėjo labai įtakingą brolį Antonijų ir matyt, todėl jam buvo visgi suteiktas tas konkurso prizas. Ir per 7 mėnesius Pietras turėjo nutapyti 7 didžiasias dorybės, sukurti šias freskas. Tačiau po 6 mėnesių jis sukuria tik vieną pirmąją freską, dosnumą, tą, kurią jūs matote savo kairėje. Ir iš karto pamatoma, kad neveikia tai. Ta prasme, ta freska yra labai bloga, yra labai rimtos perspektyvos problemos. Taip, jinai kabo ganėtinai aukštai, kabėjo ganėtinai aukštai, tai todėl kojos turi būti padidintos, galva sumažinta, kad susikurtų trimatis vaizdas. Tačiau jis labai stipriai perspaudė šitus dalykus ir tas kontraktas buvo nutrauktas ir tuomet vieną freską duodama tapyti jaunam Sandrui Botticelliui, kuris tuo metu dar nėra nutapęs nei vieno žinomo kūrinio. Ne vieno žinomo, tai aš neturiu omeny, kad jį žinojo visi tą kūrinį. Apskritai nieks iki šiol nežino, ar jis nutapė bent vieną savarankišką darbą iki šios freskos sukūrimo. Ši freska Sandro Botticellio, kurią jūs matote per vidurį, tai yra tvirtumas arba tvirtybė, viena iš, kaip minėjau, 7 didžiųjų dorybių. Galbūt jam būtų leista tapyti ir daugiau freskų, bet tame pačiame teisme broliai Palojolai galiausiai išsibylinėjo, kad jiems būtų leista tapyti likusias 5 freskas, bet jau Antonijus padėjo nutapyti tas likusias 5, tai jos netrodo taip baisiai, kaip atrodo pirmoji Pietro nutapyta freska. Ir tam tikras labai, gal atsitiktinumas, gal ne, kad pirmasis Sandro Botticellio užsakymas buvo labai viešai vietai. Rotušė ir teismas. Ten susirenka visi turtingiausi Florencijos žmonės, bylinėtis, taip pat rotušėje apskritai dirbti. Ir tai tampa pačia geriausia reklama Sandrui Botticelliui ir jau netrukus jis gauna visą tuntą užsakymų. Ir kas svarbiausia, jį pastebi Medičių giminė, nes tą konkursą taip pat organizavo ne patys Medičiai, bet jų klientai dvare. Ir toliau nuo to 69 metų iki 90-mečio vidurio, 15 amžiaus 90-mečio vidurio, mes galime sakyti, kad yra viena vertus produktyviausias, kita vertus toks labiausiai meniškai vertinamas Sandro Botticellio kūrybos laikotarpis, kurio pirmasis toks įspūdingas kūrinys, jūs jį matote pačioje dešinėje, tai yra altorinė kompozicija Delamų koplyčios altoriui, kurioje yra vaizduojamas visų pirma ir pats Sandras Botticellis, taip pat dešiniausias asmuo šioje freskoje yra Sandro Botticellio autoportretas. Yra įvairių ginčių, menotyrininkai ginčiasi, ar tai tikrai galėjo būti jis, bet didžioji dauguma pritarė šiai tezei. O kitas dalykas, kaip jisai pritraukia savo užsakovus ir kaip ypač įeina į tą Medičių tarpą, Medičių dvarą, tai jis visą laiką ir visur atiduoda duoklę Medičių giminiai. Tai pats kairiausias asmuo šioje freskoje, kurį galite matyti prie žirgo, yra Giulianas de Medicis, tuo metu valdančio Lorenzo Puikiojo jaunesnysis brolis. Ir ką pastebi
Ana de Benedetti, kuri parengė tokią labai, tikrai nuodugnę monografiją skirtą Sandro Botticelio kūrybai, kad Sandrui Botticeliui didžiausią efektą turbūt darė net ne tapyba, kurią jis matė kitų menininkų, tačiau teatras. Teatras tuo metu, žinoma, neatrodo taip, kaip mes dabar įsivaizduojame teatrą. Visų pirma, tai yra įvairios religinės scenos, kurios yra vaizduojamos, kurios yra atliekamos per didžiasias religinės šventes, Velykas, Kalėdas ir Devintinės. Ir jisai, kai kūrė savo didžiasias kompozicijas, ir ypač religinės didžiasias kompozicijas, jisai jas kūrė kaip tam tikrą scenografiją, kurią jūs galite čia ir puikiai pamatyti. Tai yra praktiškai scenografinis kūrimas įvairių freskų. Tai va. Ir kitas dalykas, į kurį tikrai verta atkreipti dėmesį, taip pat ir šioje freskoje yra tas kruopštumas, kurį Sandras Botticelis pasitelkia ir jis sukuria nepaprastai realistiškus vaizdus, kiekvienas medelis, plyta ir panašiai atrodo nepaprastai realistiškai ir spalviškai realistiškai. Būtent tai yra svarbiausias dalykas, tas plastiškumas. Tai ta brandžioji jo kūryba, labai sunku ją atskirti nuo ankstyvosios, bet vienas iš tokių esminių lūžinių momentų yra 1478 metai, kuriais įvyksta Pacių sukilimas. Tai jeigu kažkas dar nebuvote Pacų giminiai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminiai skirtoje parodoje, tai irgi labai kviečiam. Jie tarėsi, kad yra Florencijos Pacių giminės palikuonis, aišku, jokių ten giminystės ryšių be abejo nėra, bet jie tarėsi, kad jie tokiais yra. Ir Paciai tuo metu, 15 amžiaus antroji pusėje, iš tikrųjų yra ganėtinai aktyvūs politiniai oponentai Medičių giminės ir per mišias bažnyčioje bando abu brolius, Lorencą ir Giulianą, nužudyti. Lorencas iššoka per langą bažnyčios, žinoma, ganėtinai stipriai susižaloja, bažnyčios langai nėra labai žemai, tačiau jam pavyksta mirties išvengti, o Giulianas yra nužudomas 1478 metais ir Lorencas išnaudoja savo brolio žūtį visiškai politiškai. Jis išnaudoja savo politinio kapitalo kūrimui savo brolio žūtį, paskelbiamas gedulas, kuriama poezija, kuriami vaidinimai ir kuriami portretai. Žinoma, kad Sandras Botticelis nutapė bent 3 Giuliano de Medičio portretus, tai tikrai yra ganėtinai daug ir čia viršuje jūs matote vieną iš jų, paskutinį, beje, ir patį tokį detaliausią, kruopščiausią ir panašiai. Ir per tai po truputį Sandras Botticelis tikrai įsitraukia į Medičių dvaro aplinką, kur susitinka tuo metu Lorencas Puikusis, jis išnaudoja savo dvarą kaupti įvairiems mąstytojams, poetams, filosofams ir taip tam tikrą prasme irgi rodyti visam pasauliui savo išskirtinumą. Tačiau šiame dvare, kuriame telkėsi menininkai, Sandras Botticelis, jis susipažįsta su kitais menininkais ir kūrėjais, tai visų pirma poetų Angelu Policianu ir filosofu Ficinijumi, kurie Sandrui Botticeliui pristato, jis ir anksčiau matyt kažkiek buvo susipažinęs, neoplatonizmo idėją, kuri susieja idealizuotą grožį su dieviškumu ir kuria paskui Sandras Botticelis remsis visame savo gyvenime, visą likusį gyvenimą iki pat, ne visą gyvenimą, iki 90-mečio vidurio. Ir būtent neoplatonizmo idėjų veikiamas, jisai nutapo savo svarbiausias kompozicijas, tai yra Veneros gimimą ir pavasarį, kurį galite matyti čia kairėje apačioje. Tai yra nepaprastai, kaip minėjau, kruopštumas, tai kas yra Sandras Botticelis. Čia yra galima suskaičiuoti 500 augalų, kurie turi, ir tai yra 190 skirtingų rūšių augalų. Tai yra nepaprastai, kruopščiai atliktas darbas, plastiškai,
tie rūbai, kurie yra, jie lengvai persišviečia ar ne. Tai tikrai yra labai sudėtinga kompozicija, kuri užtruko, Botticelliui nutapyti šį paveikslą užtruko 2 metus. Tai čia mes tikrai matom, kaip jis į tą antiką pasineria ir tarsi atrodytų, antika, renesansas, tai antikos atgimimas, viskas puiku, bet iš tikrųjų ir ankstesnėse kompozicijose ir šioje tikrai galima matyti, kad Sandras Botticellis šiaip jau yra labai konservatyvus kūrėjas, nes taip kaip yra išdėstyti visi veikėjai, ar ne, Venera, Marsas, Charitės ir taip toliau, tai yra praktiškai gotikinis paveikslo išdėstymas, kai viskas išdėstoma vienoje linijoje ir už jos yra kažkoks tai fonas, šiuo atveju medžiai. Tai kokia apskritai yra šio paveikslo esmė, tai yra kūrybiškumo atnešimas. Renesansas atneša kūrybiškumą ir į to paties Sandro Botticellio kūrybą, tą visų pirma parodo 3 šokančios charitės, jas čia galite matyti, kurios būtent yra kūrybiškumo ir grožio deivės. Ir aišku, kaip visą laiką jis atiduoda, ką labai dažnai miniu, duoklę Medičių giminiai, todėl kad apelsinmedis, ar ne, už viso to apelsinmedžiai auga, apelsinas yra Medičių simbolis. Tai tikrai labai akcentuoja šitą dalyką, tačiau visa šita gija tarsi beveik nutrūksta 15 amžiaus 90-mečio viduryje, kai jis vis labiau įsitraukia į eretiko Girolamo Savonarolos mokymą. Girolamas Savonarola buvo tas žmogus, kuris vaikščiodavo po gatves, ugningus pamokslus sakydavo apie tai, kaip visas menas, kuris neaukština Dievo, yra šiukšlės, apie tai, kad reikia tik atgailauti, reikia sudeginti visus meno kūrinius, kurie ypač su antika yra susiję, ir jis panaitina antikos plotmę, Sandras Botticellis turiuomenį, panaitina antikos plotmę savo kūryboje ir nugrimsta į tą visišką misticizmą. Tai paskutinysis kūrinys būtent tai ir parodo. Tai jau yra 1498 metais, Girolamas Savonarola yra sudeginamas ant laužo inkvizicijos, o šis kūrinys sukurtas jau po Girolamo Savonarolos mirties 1500-501 metais. Ir čia Sandras Botticellis tapo praktiškai 15 amžiaus pradžios maniera. Jis visiškai atsitraukė nuo tų inovacijų. Tas pats dalykas, kad visi jo kūriniai yra tapyti tempera. Jie nėra tapyti aliejiniais dažais, kurie vis labiau paplinta Italijoje ir visame, sakyčiau visame pasaulyje, bet visoje Europoje. Ar ne mes galime matyti, kaip žmonės ar angelai yra vaizduojami mažesni, nepaisant to, kad yra arčiau negu mergelė Marija. Tai yra visiškai senovinis vaizdavimas, kuris būtent pabrėžia tą jo idėjinę pusę. Ir tas kūrinys, kurį jūs pamatysite šiandien parodoje, Dievo motina su kūdikiu ir angelais, labai tiksliai datuojamas 1475 metais, kadangi kūrinys yra tapytas ant lentų, lentos styla, ir 2008 metais viena iš tų lentų įstilus buvo padaryti rentgeno tyrimai, per kuriuos ir nustatyta labai tiksli data, kada kūrinys yra sukurtas. Ir Savonarolos įtakos dar tuo metu nėra, bet jau mes matom tikrai, kaip iš viduramžių tiek daug pasiema Sandras Botticellis ir koks jis yra skirtingas negu idėjos, kurios tuo metu sklando Venecijoje. Tos aureolės, kurios yra dieviškumo ir sakralios dimensijos, skirties nuo žmogaus, nuo paprasto mirtingojo simbolis yra labai svarbus. Jeigu mes kalbėtume apie kažkokį siužetą, tai reikia iš pradžių pasakyti, kad tai yra darbas skirtas privačiam pamaldumui. Tai privačiam pamaldumui skirtose darbuose siužetas praktiškai niekada neegzistuoja, nes egzistuoja skirtis tarp liturginio ir paraliturginio meno. Tai liturginis menas yra tas, kurį mes matome bažnyčioje, kada tiesiog paprasti žmonės dažnai nesupranta lotyniškai vykstančių mišių,
lipa kunigas į sakyklą, na ir beda pirštų į vieną paveikslą, į antrą paveikslą, ten skulptūrą kažkokią ar panašiai, ir ten yra vaizduojami siužetai. Būtent tame bažnytinėme arba liturginėme mene. Paraliturginėme mene, kuris yra skirtas tam privačiam pamaldumui, siužetiškumas praktiškai niekada neegzistuoja, jį pakeičia jausmiškumas, nes paraliturginis menas yra skirtas asmeniniam žmogaus santykiui su paveikslu, o per paveikslą su tuo šventuoju kokiu nors ar su Dievu. Tačiau tas jausmiškumas, kuris buvo taip stipriai išreikštas Venecijos tapyboje, Florencijos tapyboje niekada taip nepasireiškė ir jį visų pirma išreiškia tam tikri simboliai, apie kuriuos dar užsiminsiu. Dabar pirmas dalykas, kuris galbūt krenta į akis, kad tai yra apvalaus formato darbas. Tokie darbai yra vadinami tondo, jis yra tapomas ant lentų ir praktiškai su Botticelio mirtimi tondo formatas visiškai išnyksta. Jų Botticelis yra nutapęs 13, bent jau tiek yra suskaičiuojama. Tai dar ką reikia paminėti, žinoma, tempera tapytas darbas. Bet kodėl tondo formatas, kodėl būtent jis yra pasirenkamas ir kodėl Botticelis jį renkasi, ir tai yra susijęs su jo idėjinė logika, kurią jis persima iš Medičių dvaro, iš to paties neoplatonizmo. Apskritimas yra pati idealiausia forma, pati gražiausia forma, todėl jis yra geriausias būtent išreikšti kažką tai, kas skirta Dievui, tam dieviškumui. Neoplatonizmo šūkis, jeigu taip jį būtų galima supaprastinti, tai, kas gražu, tas yra dieviška, o tai, kas yra dieviška, tas automatiškai yra gražu. Todėl yra labai įdomu žiūrėti, pavyzdžiui, mergelės Marijos ir Veneros, kurias abi tapo Sandras Botticelis veidus, jie yra praktiškai identiški. Jis sukuria tam tikrą idealizuotą vaizdinį, gelsvi plaukai, pailgas veidas, raudonos lūpos, ir kartoja tą vaizdinį tiems, kas jo manimu yra dieviška. Jo mylimoji Simoneta Vespucci taip pat yra tapoma tais pačiais bruožais. Tai aš čia nenoriu pasakyti, kad nėra rodoma joks jausmas, jokia meilė tarp kūdikio ir mergelės Marijos, jie yra susiglaudę ir panašiai. Tačiau visų pirma, tą jausmiškumą Sandras Botticelis savo paraliturginėje dailėje vaizduoja per simbolius, ir čia tai yra rožės. Simbolis rožė yra iš Senojo testamento, iš giesmių giesmės ateinantis simbolis, kuris visų pirma simbolizuoja labai kūnišką vyro meilę moteriai, tačiau per Renesansą šis simbolis įgauna visiškai kitą prasme, ir ta prasme būtent ir yra Marijos besąlygiška meilė Jėzui tiek gimimo, tiek mirties aplinkybėmis. Ir tas kruopštumas, kuris yra būdingas visai Botticelio kūrybai, jis taip pat yra matomas ir čia. Jūs, kai nueisite, galėsite pasižiūrėti, kiekvienas antakis yra puikiai matomas. Tai antakio plaukelis, aš turiu omeny, ne pats antakis. Tai tas kruopštumas, jisai nėra vienodas visame darbe, veidas, lūpos, rankos, kai kurie drabužiai yra pavaizduoti žymiai detaliau ir kruopščiau negu kiti. Ir būtent tai sukėlė abejonių, nes 1946 metais, kai šis paveikslas buvo Lenkijos ministerijos suteiktas Vavelio karališkai piliai, jis buvo suteiktas kaip Botticelio mokyklos ir Botticelio dirbtuvės darbas. Tačiau 2008 metais, kai jau minėjau, kaip profesorė Vilkoits atliko kūrinio restauraciją, jį pastebėjo, kad jį tiesiog pabandė paieškoti, kadangi pastebėjo tikrai labai aukšto lygio tapybą, jį pabandė paieškoti tarp visų Botticelio dirbtuvės menininkų to paties braižo, eskize ir taip pat potėpiuose. Ir jį pastebėjo, kad nėra pas ne vieną dirbtuvės tapytoją to paties braižo, tačiau toks braižas tiek eskize, tiek potėpiuose jisai yra pas patį Sandro Botticelli. Todėl jį padarė išvadą, kad visas paveikslas yra sukurtas Sandro Botticelli. Paskui šią jos išvadą buvo bandoma kvestionuoti ir buvo pradėta žiūrėti į drabužius, į apatinę paveikslo dalį, ir daktarė Joana Vinevič-Volska nustatė, kad apatinė paveikslo dalis tikrai turi būti tapyta dirbtuvės.
nes labai aiškiai atsiskiria kokybė tapybos viršutinėje paveikslo dalyje ir apatinėje paveikslo dalyje. Tai jeigu čia pasižiūrėtume, tas raudonas šalis, kuris yra ant Marijos pečių, tas, kas yra žemyn, tas yra tapyta matyt dirbtuvės, tai yra visų pirma drabužiai, o kas yra tapyta Sandro Botticelio, tai yra, kaip minėjau, veidai, angelo, kuris dėvi raudonai ranka, mergelės Marijos rankos ir patys pačių angelų veidai ir turbūt sparnas. Tai dabar čia tik dar trumpai parodysiu, ką aš turiu omeny, kad tikrai labai panašus yra tie veidai. Tai tos mergelės Marijos, kuri yra atvežta čia į mūsų parodą, jisai nėra toksai panašus kaip Veneros kitose Sandro Botticelio kūriniuose, tačiau šiame tondo, kuris yra nutapytas tarp 77 ir 8 metų, Račinskių tondo, saugomas Berlyne, tai mergelės Marijos veidas, jį lydinant su Veneros veidu 85 metų kūrinyje Venera ir Marsas, jie tikrai yra labai labai panašus. Ir pereinam tada prie Venecijos tapybos mokyklos, kuri, kaip minėjau, buvo suvokiama kaip Florencijos tapybos mokyklos tam tikra antitezė. Tai reikia pasakyti, kad tai yra tikrai gausiausia tapybos mokykla savo kūrėjų skaičiumi ir savo sukurtų paveikslų skaičiumi. Labai populiari ji buvo ir užsienyje, ir būtent šiauriau Alpių. Labai dažnai būtent Venecijos tapybos mokyklos kūrėjų darbai buvo įsigyjami. Yra ir tam tikras, viena priežastis yra daug gerų kūrėjų ten, bet kita labai tokia paprasta priežastis yra, kad jeigu tu iš Vokietijos važiuoji į Italiją, pirma vieta, kur tu sustoji, yra Venecija. Nes tu turi apvažiuoti Alpes, ir tiesiog natūraliai sustodamas Venecijoje, jeigu tu nori įsigyti kažkokių meno vertybių, būtent Venecijos meno vertybės, veikiausiai tu ir pirksi. Kas darė įtaką tai Venecijos mokyklai, tai ta pati laisvesnė politinė sistema negu Florencijoje, tai yra pirklių respublika, daugybė užsakovų, kurie taip pat prisidėjo prie to, kad Venecijos tapybos mokyklos darbų ir kūrėjų buvo daug ir pastoviai atvykdavo į Veneciją vis nauji kūrėjai iš aplinkinių teritorijų, kurie praturtino tą Venecijos tapybos mokyklos kūrėjų skaičių. Kitas dalykas, su kuriuo ne tiek stipriai susiduria Florencijos mokykla, yra bizantiškas menas. Tai visų pirma, po 4 kryžiaus žygio, kada yra apiplėšiamas Konstantinopolis, labai daug bizantiško meno kūrinių yra pervažiama į Veneciją, perplukdoma į Veneciją. Kitas dalykas, po Konstantinopolio žlugimo 1453 metais labai daug Bizantijos meistrų bėga būtent į Veneciją. Ir trečia tokia kaip aplinkybė, tai yra Kreta, ar ne Venecija, taip mes įsivaizduojam kaip miestą, tačiau taip pat tai yra ir valstybė, kuri turi įvairių priklausinių, kurių vienas iš yra Kretos sala ir Kretoje kūriantis Bizantijos meno tradiciją atstovaujantis menininkai, jie taip pat daro įtaką daro įtaką Venecijos menui. Tai Giovannis Bellinis, apie kurį jau nekartą užsiminiau, yra Venecijos mokyklos formuotojas. Žinoma, buvo kūrėjų prieš tai, tačiau jisai visiškai reformavo tą mokyklą. Kaip Bernardas Berensonas sako, toks garsiausias turbūt lietuvių kilmės tyrinėtojas, kuris rašė Amerikoje, meno tyrinėtojas, kuris rašė Amerikoje, kad Giovannis Bellinis išvedė Veneciją iš bizantiško kiauto, tai tikrai yra tiesa. Ir ką jis atnešė, tai yra labai subtilų jausmiškumą į tapybą, kuris paskui ir buvo vienas iš esminių Venecijos tapybos mokyklos bruožų. Tai čia aš dėjau vieną jo paveikslą, Dievo motina su kūdikiu, oficialus paveikslo pavadinimas, bet neoficialus, yra Medelių Dievo motina. Ir Giovannis Bellinis pripildo to, kaip sakau, subtilaus jausmiškumo labai per detalės, per žvilgsnius, per mimikas. Dvi tuopos, kurios yra vaizduojamos už mergelės Marijos, tai yra medis, kurių lapo apačia yra balta,
todėl tuopa įgauna senyvo amžiaus ir mirties simbolį, tačiau ir prisikėlimo vilties simbolį. Todėl ši kompozicija, kuri, tartum, mes ją asocijuotume su Kalėdomis, iš tikrųjų asocijuojasi su Didžiuoju penktadieniu, su Jėzaus nukryžiavimu. Ir mes galim matyti, kaip nerimastingai Marija žiūri į Jėzų, nes būtent jis suvokia, kas jo laukia. Ir tas jausmiškumas, kuris yra sukuriamas, aureolių panaikinimas ir taip toliau, tai leidžia kiekvienam žmogui suprasti tą dalyką, kaip kiekviena motina rūpinasi dėl savo vaiko. Taigi tas humanizavimas šventumo tam tikrą prasme yra Giovanio Bellinio atributas, kuris paskui perskelia ir į sekuliariąją dailę. Tai čia kitas paveikslas, kurį aš įdėjau, Ticiano jau tapytas, Giovanio Bellinio mokinio. Ticianas buvo Giovanio Bellinio mokinys, vienas iš žymiausių turbūt mokinių. Ir šiame paveiksle Ticianas pavaizdavo savo mokytoją, Giovanni Bellini. Tai reikia pasakyti, kad Giovannis Bellinis buvo labai gerai išsilaikęs, nes jam čia turėtų būti 85 metai. Tai jis atrodo tikrai gerokai jauniau, tiek Bellinis, tiek Ticianas nugyveno apie 90 metų. Bet tas jausmiškumas, kuris yra atnešamas ir kuris yra sustiprinamas Bellinio simboliais, jisai paskui persiduoda ir į tolesnę kūrybą. Čia nežinau, kiek stipriai matysis, bet jeigu matote ties pečių liniją, atsiranda avelės ir piemuo, kurie yra vaizduojami, tai tos avelės yra Venecijos tapybos mokykla, o piemuo, aišku, Giovannis Bellinis. Ir tai yra iš karto intertekstas, nes būtent Giovannis Bellinis sukūrė tą tapybos būdą, kada peizažas yra pradedamas vaizduoti šiek tiek nuo apačios, tačiau peizaže esantis elementai yra pradedami vaizduoti tik nuo pečių linijos. Ir būtent ties pečių linija yra svarbiausi vaizduojami elementai. O peizažas apskritai yra labai svarbus Venecijos tapybos mokyklos bruožas. Ir žinoma, Bellinis daro didelę įtaką Ticianui, kuris yra jo mokinys, ir per tai Ticiano dirbtuviai, kurios yra kitas kūrinys, kurį pamatysite šioje parodoje. Ir būtent mes čia matome visus Bellinio tapybos bruožus, kurie yra Ticiano dirbtuvių darbe. Humanizavimas tų sakralinių siužetų, kuriuos mes galime suvokti, mes galime juos patirti. Tai, kad mes nematom aureolių, yra tik tai labai vizualus dalykas, tačiau čia yra vaizduojama labai paprasta scena. Kūdikis bando sugriebti motinos pirštą. Taip, Jėzus, mergelės Marijos, bet ir labai žmogiška scena, tai yra idėjinė plotmė, kurią sukuria Giovannis Bellinis. Šiaip jau tai yra labai ankstyvas Ticiano dirbtuvių kūrinys, kadangi Ticiano dirbtuvės pradeda veikti tik 1523 metais. Nepaisant to, kad mes žinom, kad Ticianas tikrai turėjo pasekėjų ir sekėjų jau anksčiau. Jis labai anksti pradėjo dirbti kaip atskiras menininkas, kuris turėjo kažkokių pasekėjų. Vienas ankstyviausiai turbūt pradėjusių taip dirbti menininkų. Ir apskritai, kodėl dirbtuvės tapydavo ar ne darbus, tai dažniausiai menininkas, tas meistras, jis tiesiog nesusidorodavo su užsakymų gausa ir išlikusiuose kontraktuose mes matom tikrai, kaip tai yra atspindima, kad yra numatoma, kada turi būti atliktas vienas ar kitas ar tapybos, ar skulptūros darbas. Tai yra numatomas tas terminas ir iš karto netgi įrašoma, kad tas ir tas turi būti atlikta paties meistro, o tas ir tas gali būti dirbtuvės. Tai visi suprato, kad dirbtuvė taip pat padeda kurti menininkui ir aš tai sakau, apie tos kontraktus kalbu todėl, kad tai yra nepabaigtas darbas, matyti jau tuo metu buvo labai daug užsakymų. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į peizažo medžius, jie yra nepabaigti. Šventoji Cecilija, kuri čia yra vaizduojama, beveik visą laiką yra vaizduojama su portatyvų, su tokiais vargonėliais ir jie visada yra atsukti į žmogų, į stebėtoją. Galbūt būtų galima surasti kažkokių tai atvejų, kai taip nėra, bet dažniausiai yra būtent taip.
Jie yra nenutapyti. Taip yra medinis rėmas, bet jie yra tušti. Nėra net jokios ornamentikos, kuri būtent yra Venecijos tapybos mokyklos bruožas. Taigi tikrai galima sakyti, kad kūrinys yra neužbaigtas, nes apskritai kaip dirbtuvėse tas darbas vykdavo, minėjau, kad 9 metai, tai pirmieji 3 metai yra skirti išmokti pačių pagrindų, kaip maišyti dažus, kaip susirišti savo teptuką. Tada 3 metai yra skirti kurti kažkokius tai fono vaizdus, debesėlius ar panašiai. Ir tik paskutiniai 3 metai yra skirti tam, kad dirbtuvės menininkas išmoktų meistro stiliaus. Ir tas meistro stiliaus išmokimas yra labai svarbus, nes dažniausiai tas meistras pratišinėja kaip savo paveikslą tą konkretų kūrinį. Ir apie dirbtuvės darbą aš vėlgi kalbu ne veltui, nes jeigu jūs atkreipsite dėmesį į Šventosios Cecilijos plaukus ir papuošalus, ir paskui mes pažiūrėsim meilės alegorijoje vaizduojamos moters plaukus ir papuošalus, jie yra labai labai panašus. Panašus jie yra todėl, kad menininkai dažniausiai dirbtuvės savo kūrėjams sukurdavo eskizų knygutes, kuriuose pavaizduodavo masę, tarkim, žmonių, bet gali būti ir konkrečios detalės. Ir kai dirbtuvės tapydavo, jos pasimdavo iš vieno žmogaus kojas, iš kito rankas, iš trečio liemenį, iš ketvirto veidą. Ir taip iš meistro nupieštų eskizų sukompiliuodavo vieną konkretų kažkokį tai vaizdinį. Ir veidas labai gali būti, kad nuo tos eskizų knygelės gali būti paimtas. Jeigu kalbėtume apie kūrinio siužetą, tai vėlgi reikia paminėti, kad tai yra privačiam pamaldumui skirtas kūrinys ir kažkoks siužetas net nelabai gali egzistuoti. Todėl, kad tokia scena, jeigu remtumėmės kažkokiais biblinės pasakojimais, tikrai net negalėjo vykti. Visų pirma, Jėzus ir šventasis Jonas Krikštytojas yra vienodo amžiaus. Tai vienas negali būti kūdikis, kitas barzdotas vyras. Šventoji Cecilija apskritai gyveno 3 amžiuje po Kristaus. Tai to konkretaus siužeto jis negali egzistuoti. Tačiau tai, ko tie šventieji yra pasirinkti šiam konkrečiam siužetui, mums daugiau pasako apie užsakovą. Mes nežinom, kas konkrečiai yra užsakovas. Galbūt jo vardas yra Jonas. Galbūt jis turi žmoną ar dukrą Ceciliją, ar mamą Ceciliją, kuri galbūt neseniai mirė ir jis taip nori paminėti. Galbūt jam labai patinka muzika. Mes tikrai turim daug pavyzdžių, net iš to paties Giovanio Belinio, kai tiesiog muziką mėgstantis užsakovas yra pavaizduojamas, pavyzdžiui, su angelais, kurie laiko instrumentus, o šventoji Cecilija yra muzikos globėja. Čia taip pat yra sukurta tam tikra optinė apgaulė, nes drobė yra tarsi simetriška. Atidalinami du tokie, prietinė kompozicija, kurioje yra mergelė Marija su kūdikiu ir tokia truputį galinė kompozicija, kurioje yra šventoji Cecilija su šventuoju Jonu Krikštytoju. Tačiau žvilgsniai labai gerai gali parodyti, kas yra svarbiausia šioje konkrečioje kompozicijoje. Tai jeigu atkreipsim dėmesį, šventoji Cecilija žiūri į kūdikėlį Jėzų, Jonas Krikštytojas žiūri į mergelę Mariją, o mergelė Marija su Jėzumi žiūri vienas į kitą. Ir čia tikrai matom tą Venecijos mokyklą, spalviškumas, dinamiškumas, net daug kloščių, daug visko, humaniškumas, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, tiesiog žaismingai kūdikis Jėzus bando sugriebti mergelės Marijos pirštą. Kitas menininkas, kuris Ticiano tapybai darė didelę įtaką ir taip pat buvo Giovanio Belinio mokinys, buvo Giorgione. Jis yra vienas iš tų kūrėjų, kurie į Veneciją atvyko paskui, ta prasme, negimė Venecijoje, ir jis tą jausmiškumą, kurį pradėjo jau kurti Giovannis Belinis, reformavo, galima sakyti, nes kiekviename jo paveiksle jausmas yra užfiksuotas, tačiau jis yra paslėptas, nebelieka simbolių arba jų yra labai nedaug. Ir mes tose paveiksluose galim visą laiką matyti kažkokią prasme, jis kviečia mus interpretuoti tuos paveikslus, juos žiūrėti, bandyti išnarplioti, kas čia pavaizduota, nes tas jausmas čia yra, bet koks jis yra, jis konkrečiai mums niekada nepasako. Ir nėra žinoma, kad Ticianas pats būtų mokęsis pas Giorgione, nes jie buvo pakankamai panašaus amžiaus. Tiesa, Giorgione buvo truputį vyresnis,
tačiau, kad sėmėsi įkvėpimo iš jo kūrybos, tai tikrai. Ir tas Giorgionės sukurtas tipas paveikslo, lyrinis portretas, kaip jis yra vadinamas, tikrai padarė labai didelę įtaką. Tiesa, Giorgionė tiesiog labai trumpai gyveno, todėl galbūt nesukūrė savo atskiros dirbtuvės, kuri būtų palikusi tiek kūrinių ir panašiai. Tai Ticianas, kai jis perima Giorgionės kūrybą, jisai ją dar šiek tiek naujai interpretuoja ir savo paveiksluose jis tą paslaptį pateikia per alegoriją. Per kažkokią konkrečią alegoriją, kurios prasmės mes, tarsi suprantame, bet ji tarsi yra mums šiek tiek paslėpta. Tai pats Ticianas, kaip ir Giorgionė, nėra kilęs iš Venecijos, jis yra į Veneciją tik tai atvykęs, kaip ir Parisas Bordone, apie kurį kalbėsime vėliau. Ir jis labai greitai tampa vienu esminiu kūrėju, jam buvo apie 20-22 metai, kai jis pradeda tapyti savarankiškai, nepaisant to, kad vis dar yra Giovanio Bellinio dirbtuvėje ir netgi senajam meistrui pasiūlo tam tikras temas, kurių jis anksčiau niekada nebandė. Ir tai yra antikos siužetai. Orfėjas ir dievų potylis tai yra dvi drobės, kurias Giovannis Bellinis tapo kartu su Ticianu ir jau po Bellinio mirties būtent Ticianui yra suteikiama garbė užbaigti to, tikrai svarbiausio, tuo metu bent jau, Venecijos tapybos mokyklos atstovo kūrinius. Tam tikra prasme Ticiano sėkmė yra priklausoma ir nuo tam tikro vakuumo, kuris kilo 16 amžiaus pradžioje Venecijoje, nes vienas po kito miršta didieji Venecijos kūrėjai. Tai 1507 miršta Gentile Bellinis, Giovanio giminaitis, 1510 Giorgione nuo maro ir 1516 sulaukęs garbingą 94 berods metų amžių miršta Giovannis Bellinis. Taigi po jų mirties Ticianas lieka praktiškai vienas, toks tikrai ryškus Venecijos tapybos mokyklos kūrėjas. Žinoma, ganėtinai greitai atsiranda ir kitų, tačiau jis tikrai užpildo bent jau kuriam laikui tą vakuumą. Ir šie abu paveikslai yra nutapyti 1515 metais. Tai paveikslas dešinėje yra turbūt pirmoji Ticiano alegorinė, grinai alegorinė scena, kuri turi du pavadinimus. Vienas iš jų yra tuštybės alegorija, kitas yra profaniškos meilės alegorija. Ir čia matoma moteris, kuri laiko veidrodį, o veidrodyje atsispindi turtai, papuošalai, brangakmeniai. Tai ar ne, galima įsivaizduoti, ką Ticianas turėjo omenyje. Tačiau šitas paveikslas yra svarbus ir todėl, kad Miunchene atliekant tyrimus buvo pastebėta, kad tapant bent jau tą veidrodį, prie paveikslo sukūrimo ganėtinai esmingai prisidėjo jo sekėjai. Tai yra ne jis pats, pastebėta, kad yra kitokie potėpiai, kitokie bruožai. Todėl galima įsivaizduoti, kad jau tuo metu jisai kažkokius pasekėjus tikrai turėjo. Ir 1530-aisiais, šiaip nėra tiksliai žinoma, tiksliausia galbūt būtų sakyti tarp 30 ir 35, bet daugiau šansų, kad apie 30-uosius metus Ticianas nutapo dvi alegorijas, kurios yra labai tampriai susijusios. Tai yra Krokuvos pilyje, Vavelio karališkoje pilyje saugoma meilės alegorija ir Luvre saugoma vedybų alegorija. Tai iš tikrųjų nelabai galima pasakyti, kuri yra nutapyta anksčiau, tačiau labai yra įdomu, kad abi šios alegorijos labai tampriai susijusios su paties Ticiano gyvenimu ir jas interpretuoti be to gyvenimo matyt būtų labai sudėtinga. Todėl, kad Ticianas turėjo dvi žmonas, aišku, ne vienu metu. Pirmoji žmona buvo jo namų šeimininkė, jis su ja turėjo du sūnus, tiesa, du sūnus turėjo anksčiau negu vedė minėta šeimininkė. Tai kai jis susirgo 1525 metais, jis,
nežinau, ar iš gailesčio, ar iš tikrai sutilusių jausmų vedė savo namų šeimininkė, kuri žinoma buvo pakankamai prasto socialinio statuso, žinoma, kad ji buvo kirpėjo iš Kadorės, jo gimtojo miestelio dukra. Ir 1530 metais miršta pirmoji Ticiano žmona ir labai greitai po kelių mėnesių jis veda antrą kartą. Skirtumas yra tas, kad pirmoji jo santuoka buvo, nepaisant žmonos ligos, tikrai laiminga, jie vienas kitą tikrai mylėjo, o antroji santuoka buvo labai nelaiminga, nepaisant to, kad jie taip pat susilaukė vieno vaiko, dukros Lavinijos, tačiau šiaip jau jie pastoviai riedavosi ir yra žinoma iš šaltinių, kad Ticianas gyvendamas su antraja žmona įsitaiso ir meilužę, tai ta santuoka tikrai nebuvo rožėm klota. Ir būtent ką simbolizuoja tie du paveikslai. Meilės alegorija, kur mes matom labai užsisvajojusią, įsimylėjusią moterį, ir vedybų vestuvių alegorija, kur mes matom visiškai nuliūdusią, tuščių bedvasių žvilgsnių į grindis žiūrinčią moterį, kurios krūtį glamonėja kažkoks pagyvenęs vyriščis. Tai būtent Ticianas ir bando mums pasakyti, kad meiliai galbūt vedybos nemaišo, bet nėra reikalingos tikrai meiliai, o vedyboms meilės nebūtinai reikia kartais. Tai aišku, čia yra toks labai paviršutinis interpretavimas šitų dviejų kūrinių. Bent jau meilės alegorija yra tyrinėjama nuo XIX amžiaus, tai tikrai yra darytas ne vienas tyrimas, ką konkrečiai galėtų vaizduoti šis kūrinys. Tai buvo bandoma įrodyti, kad tai gali būti to laikmečio kažkokie tai didikai. Buvo bandoma įrodyti, kad tai gali būti Marsas ir Venera, nes vyras yra su romėniškais šarvais, tai galbūt būtų Marsas. Tai tada Venera turėtų būti prie jo. Bet jinai jį nežiūri, tai irgi nelabai logiška. Šiaip tokia įtikinamiausia hipotezė, kad yra vaizduojama psichė. Ir ta psichė, kur sakiau, kad atkreipti dėmesį į plaukus ir papuošalus, kokie jie yra panašus su šventaja Cecilija. Tai psichės mitas graikų mitologijoje yra apie nepaprasto grožio moterį, kurią kiekvieną naktį aplanko jos mylimasis, bet kadangi yra naktis, jinai niekada nemato jo veido. Jie kalbasi, jie bučiuojasi, jie šnekučiuojasi, tačiau ji nežino, kas jis toks. Ir kaip matom, temsta kairiajame paveiksle, dangus matosi dešinėje tamsus, ar ne, artėja naktis ir psichė, tarsi jai paduodamas veidrodis pasigražinti, bet į visai tą veidrodį nežiūri ir tiesiog svajoja apie savo mylimąjį. Ji pati rankose laiko Kupidono strėlę ir lanką, kuomet vedybų alegorijoje kaip tik Kupidonas tarsi skuba į pagalbą praktiškai, suteikti pirmąją pagalbą visiškai likimo nuskriaustai sutuoktiniai. Tai galima dėl tų versijų čia diskutuoti galbūt ilgai, tačiau šiaip jau pati prasmė yra ganėtinai aiški, nes mes vėl matome veidrodžio simbolį, kuris tapyboje yra ganėtinai taip vienprasmiškai interpretuojamas. Tai kai matėte tą tuštybės alegoriją, kur veidrodyje matosi turtai, veidrodis yra laikinumo simbolis ir tai parodo, kokie laikini yra tie žemiški turtai. Visiškai taip pat ir čia jis bando pasakyti, kad tikra meilė yra labai gražu, svajinga ir taip toliau, tačiau visa tai yra labai laikina. Ir būtent po pirmosios žmonos mirties labai natūralu, kad būtent tokį kūrinį jisai pasirenka kurti ir būtent tokias alegorinės žinutės pasiūlo mums. Ir kūrinys pirktas 2022 metais irgi Vavelio Monate aukcione. Kitas kūrėjas, kuris buvo Ticiano mokinys, tiesa labai trumpai, Parisas Bordone, kuris yra kilęs iš Trevizo, taip pat ne iš Venecijos, kaip ir Ticianas, atvyksta į Veneciją, kai jam yra 8 metai, su tėvais persikėlė gyventi į Veneciją ir žinoma, kad jis
atskirai, savarankiškai pradeda kurti, kai jam yra 18 metų. Šiaip Ticianas turėjo daug mokinių ir su ne vienu iš jų nesutarė gerai. Tai Parisas Bordone palieka Ticiano dirbtuvės po pykčio, bent jau taip mums rašo Vazaris, kuris tuo metu kūrė biografijas tiek vieno iš tų kūrėjų. Ir ganėtinai anksti, irgi 18 metų, tai yra labai anksti, pradeda kurti pats. Ir jau būdamas 25 metų, 1525 metais, pirmą kartą išvyksta iš Venecijos į Lombardiją, į Kremą, ištapyti Kremos katedros, kurioje susipažįsta su Pordenone, Lombardijos, ir Venecijos, ir Lombardijos tapybos mokyklos menininkų, iš kurio pasisėmė monumentalumo, didelių mastelių. Žodžiu, tapyba turi būti didelių formatų dažniausiai ir panašiai. Tai būtent to jis ima semtis iš Pordenonės, tačiau taip pat ganėtinai laisvai interpretuoja ir Giorgionės paveikslus, tai ir tas lyriškumas ir monumentalumas atrodytų labai skirtingi dalykai. Tačiau jis juos bando suderinti. Tai kelionės ir tokios kelionės kūrybai visą Pariso Bordonės gyvenimą buvo ganėtinai populiarios, jisai keliaudavo ganėtinai daug. 1538-aisiais jis išvyksta į Paryžių, kur tampa Prancūzijos karaliaus Pranciškaus I dvaro oficialiuoju dailininku. Į Paryžių jis beje dar kartą sugrįžta 1558 metais, kai dar kartą tampa oficialiuoju Prancūzijos karaliaus dailininku. Taip pat jis yra, lankosi, matyti apie 1540 metus Augsburge, kur kūrė ten gyvenančiai bankininkų Fugerių giminiai, tai tikrai daug Europos, galėtume sakyti, pamatęs kūrėjas. Ir tas kūrėjas, kuris kūrė labai plačių spektrų temų, formatų ir kūrinių. Jis kūrė liturginį meną, jis kūrė paraliturginį meną, jis kūrė portretus. Čia matom vieną iš jo geriausių, turbūt, nutapytų portretų hospitalierių ordino, ką mes dabar vadiname Maltos ordinu. Vienas iš riterių, tiesa, yra daug kartų bandyta identifikuoti, kuris konkrečiai, bet tai dar nepavyko padaryti. Tai ir portretai, ir architektūrinės kompozicijos, mitologiniai siužetai, būtent populiariausias dalykas, ką jis tapo ir ką jis daugiausiai tapo, yra būtent mitologinės, antikos mitologijos scenos ir taip pat ganėtinai didelės kompozicijos su Venecijos miesto įvykiais. Tai garsiausiai iš jų yra čia ir vaizduojama 1534 metų tokia Venecijos miesto legenda. Žvejas įteikia žiedą dožui Gradenigui. Tai pati legenda yra, aišku, gerokai platesnė. Gondolininkas, ar ne, Venecijoje pilna gondolų, užmiega, žodžiu, ir naktį jį pažadina 3 vyrai, kurie įsėda į jo gondolą, ir prašo, kad jis juos nukeltų į kitą salą, kurioje yra kapinės, jie nori ten apsilankyti, ir visiškai rami jūra, gondolininkas juos kelia per jūrą į Lizo di Veneciją. Tai yra ta sala, į kurią jie pasiprašė būti perkeliami, ir štai subanguoja jūra, pradeda skraidyti demonai visur ir su jais tie 3 vyrai pradeda kautis, visą naktį kaunas ir galiausiai nugali. Ir štai išlipa jie toje saloje ir vienas iš jų nusiema gobtuvą savo ir pasako, kad jis yra šventas Morkus ir kad jam buvo pranešta, kad štai visokie demonai rengs susirinkimą tose kapinėse ir bandys sužlugdyti Veneciją. Todėl jisai, žodžiu, kadangi mato, kad venecijiečiai labai pamaldus, tai jis apgins juos nuo tų demonų. Pasakojama, kad šitas įvykis įvyko 1340 metais ir įteikia, žodžiu, žiedą tam gondolininkui šventas Morkus, sako, tu nunešk dožui, parodyk ir pasakyk, kas čia įvyko. Tai būtent ta scena ir yra, kaip įteikiamas švento Morkaus žiedas ir yra pavaizduota.
Na ir iš pradžių niekas netikėjo tuo gondolininku, tačiau kai pamatė žiedą, tai tikrai patikėjo. Ir netgi kunigai patvirtino, kad iš tikrųjų tas žiedas praeitą naktį dingo iš Švento Morkaus koplyčios. Tai, žodžiu, tokia scena, bet kas yra pastebima apie Parisą Bordonę, kad jis yra tikrai puikus menininkas, tačiau jam visgi trūksta psichologinio gylio. Tas jausmiškumas, kuris yra Venecijos mokykloje jaudės, Parisui Bordoniai, ypač tose didžiosiose jo kompozicijose, jo tikrai nesimato tiek daug, tačiau Parisas Bordonė turbūt kaip niekas kitas yra ganėtinai tampriai susijęs ir su Lietuvos bei Lenkijos valdovais, konkrečiai Jogailaičiais paskutiniais. Tai visų pirma yra žinoma, kad Žygimantas Senasis pas Parisą Bordonę buvo užsakęs paveikslą ir kad tas paveikslas buvo nutapytas pagal Ovidijaus vieną iš mitų, Dzeuso su nimfa. Tiesa, kur dabar tas paveikslas yra nežinoma, galbūt jis yra tiesiog sudegęs, sunaikintas ar kažkaip panašiai, ar tiesiog dingęs, galbūt neidentifikuotas ar panašiai. Taip pat žinoma, kad 1556 metais Bona Sforza, kuri susipykusi su Žygimantu Augustu buvo išvykusi į Barį, į savo pietinėje Italijoje esančias valdas, ji paskui grįžinėja į Lenkiją ir į Lietuvą ir 56 metais sustoja Venecijoje ir būtent ne pas ką kitą, bet pas Parisą Bordonę užsisako savo portretą. Tai vėlgi mes nežinom, kokia yra to portreto istorija, mes net nežinom, ar jis buvo nutapytas šiuo konkrečiu atveju, tačiau toks užsakymas tikrai buvo. 1553 metais Žygimanto Augusto auksakalys, dvaro auksakalys, Gian Giacomas Karalijas užsisako portretą iš Pariso Bordonės ir tas portretas jau tikrai yra išlikęs, jisai yra taip pat Vavelyje. Tai ir dabar Pariso Bordonės paveikslas, kurį pamatysite šioje parodoje, Diana ir Kalista, tai yra mitas, vienas populiariausių beje mitų graikų ir romėnų mitologijoje, yra skaičiuojama virš 20 skirtingų šio mito versijų ir čia Parisas Bordonė pavaizduoja kelias scenas viename paveiksle. Tai pats mitas skamba maždaug taip, kad Diana turi daug nimfų, pasekėjų, kurios visos prisiekia būti skaisčios, nekaltos. Na ir kur buvęs, kur nebuvęs, čia priėjo Dzeusas, pamatė gražiausią iš tų nimfų, Kalistą, ir nusprendė ją suvedžioti, tačiau niekaip jam ten niekas neišėjo. Ir jisai tada sugalvojo pasiversti pačią Dianą ir, žodžiu, kaip Diana atšaukti tą visą potvartį, žodžiu, kad jūs turite išlikti skaisčios. Antrojoje scenoje yra vaizduojama versmė, kurioje maudosi visos nimfos, deivės Dianos pasekėjos, ir jeigu matote, viena iš jų prie medžio slepia savo pilvą, tai yra būtent Kalista, kuri tuo metu jau yra nėščia, ir galiausiai trečiojoje scenoje, kai Diana pamato, kad Kalista laukiasi, ji ištrėmė Kalistą, ir paskutinėje scenoje, kuri taip neryščiai ten matosi, tai jau Dzeuso žmona Hera įsiutusi nužudo Kalistą. Tai vėlgi yra skirtingų daug versijų, pagrindinėse tose versijose šiaip nenužudo Kalistos, paverčia žvaigždynu. Tai, tų versijų yra skirtingų, bet tiesiog Parisas Bordonė, matyt, norėdamas sustiprinti tą emocinį paveikumą, būtent taip pasirinko pabaigti šį mitą. Ir, kaip minėjau, tapyba ant lentų po truputį yra išnykstantis fenomenas, o čia yra tapoma būtent ant medžio. Tai kodėl taip yra? Nes yra tapoma ant baldo. Šis kūrinys turėjo būti skrynios priekinė dalis. Yra identifikuotos dar dvi identiško dydžio Pariso Bordonės dar du kūriniai.
Tai yra Lautinio Kaledonijos šerno medžioklė Genujos antikvariate ir medžiotoja Diana Aleksandrijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai matyt, kad visi šie 3 kūriniai sudarė vieną ciklą, 3 skrynios, kurios buvo dovanotos kaip dovana. Čia jau sunkiau pasakyti, kaip kokia dovana. Veikiausiai kaip vestuvinė dovana, kadangi ar ne, pasakojama apie Deivę Dianą, yra keli siužetai. Siužetas vienas iš jų yra labai svarbus, ar ne, vaisingumo temai, o būtent tokios dovanos per vestuvės ir būdavo dažniausiai dovanojamos, tačiau, na, čia jau sunkiau yra pasakyti. Ir šis kūrinys taip pat buvo neseniai Vavelio įsigytas, tai labai džiaugiamės, kad jį mums taip greitai paskolino. Ir kitas Pariso Bordonės darbas, kuris šiaip aš jį pasirinkau, tai yra vienas geriausių Pariso Bordonės darbų, kuris vadinasi tiesiog Įsimylėjėliai, 1559 metais nutapytas darbas. Ir jį aš pasirinkau norėdamas pakalbėti apie apnuodinto kūno kompoziciją kaip tokią, todėl kad iki pat XIX amžiaus pabaigos nuogą kūną dailėje ir ne tik dailėje, tose pačiose gobelenuose buvo galima vaizduoti tik dviejais atvejais. Tai pirmasis atvejis tai yra biblinis siužetas kažkoksai, antrasis atvejis tai yra mitologinis, antikos mitologijos siužetas. Na, ten dar galima padaryti išlygą, kad jeigu koks nors kankinamas šventasis ir ten nuogas kalamas kur nors ar panašiai, na, tai irgi galima vaizduoti. Tačiau tik bibliniai ir mitologiniai pasakojimai turėjo teisę būti vaizduojami su nuogais kūnais ir šie siužetai turėjo būti tikrai labai aiškiai atpažįstami. Tai čia yra truputį neaišku, kas yra priežastis, kas yra pasekmė. Ar Parisas Bordonė labai mėgo tapyti nuogus žmonės ir todėl labai daug tapė antikinių kompozicijų, ar jam labai patiko antika, todėl pusė jo kompozicijų yra su nuogai žmonėm. Čia mes dabar neatsakysim į šitą klausimą. Ir dėl šito Londone esančio paveikslo taip pat buvo daug tyrimų, kas čia gali būti vaizduojama. Veikiausiai vaizduojama yra Dafnis ir Kloje, tai yra 2 jaunuoliai, kurie užaugo be tėvų ir vienas kitą pamatė, labai įsimylėjo, bet negalėjo būti kartu, nesuprato, kodėl jie taip blogai jaučiasi nebūdami kartu ir vienas senas išminčių, žodžiu, jiems pasakė, kad tik bučiniai jums padės numalšinti šitą skausmą ir jie pasibučiavo, galiausiai susidotė ir laimingai gyveno. Tai veikiausiai siužetas yra šitas, bet čia gali būti ir kažkoks kitas siužetas, kurį mes tiesiog bėgant laikui, na, tuo metu tai buvo suprantama, nes galbūt pats Parisas Bordonė paaiškino, ką jis čia pavaizdavo. Tačiau dabar kartais jau tie siužetai yra gerokai sunkiau atpažįstami. O apie nuogą kūną aš kalbu todėl, kad paskutinėme paveiksle taip pat yra vaizduojama nuogo kūno kompozicija tiesiog iš jau nebe antikinio siužeto, bet iš biblinio siužeto. Tai mūsų paskutinysis dailininkas, Palma jaunesnysis, kuris labai simboliška, kad tam tikra prasme yra paskutinis kūrėjas, kurį mes norime pavaizduoti šioje parodoje, todėl, kad jis yra paskutinis didysis Venecijos tapybos mokyklos kūrėjas ir paskutinis didysis Renesanso tapytojas apskritai. Jis kūrė 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje ir natūralu, kad kai jis kūrė, buvo jau pasikeitę viskas, lyginant su Sandro Botticelliu. Vyksta kontrreformacija, Romos katalikų bažnyčios reforma ir iš meno reikalaujama moralo. Tai nebėra tiesiog grožio kažkoks pavaizdavimas, nebėra vien tik kažkokiam pamaldumui, kontempliacijai skirti darbai. Kiekvienas kūrinys turi parodyti kažkokią tai gerąją ar blogąją pusę, surasti herojų ir surasti kažkokį blogietį. Taigi natūralu, kad Palma jaunesnysis irgi prisitaiko prie to laikmečio dvasios ir kuria moralizuotą meną. Ir kas yra svarbu, kad Palma jaunesnysis yra nepaprastai produktyvus tapytojas. Turbūt nerasite Venecijoje ne vienos bažnyčios, kurioje nebūtų vienokia ar kitokia Palmos jaunesniojo freska nutapyta. Ir taip pat, kadangi jis labai puikiai atliepia savo laikotarpio užsakovų
norus, tų moralų norus, jis buvo labai populiarus ir už Italijos ribų ir mes žinome, kad Vladislovas Vaza, pavyzdžiui, lankydamasis Italijoje, Venecijoje, būtent pirko jo Palmos jaunesniojo kūrinius. Jo išsilavinimas Palmos jaunesniojo gyvenime buvo tikrai toks netradicinis, nes visi kūrėjai, apie kuriuos mes kalbėjome, vienaip ar kitaip buvo susijęs su dirbtuvėmis, su mokymosi iš konkretaus menininko, tai Palma jaunesnysis niekada nebuvo jokiose dirbtuvėse ir niekada taip konkrečiai iš jokio menininko nesimokė. Matyt, pirmasias tapybos pamokas jam suteikė jo tėvas Antonijus Negretis. Palma jaunesnysis yra slapyvardis, jo tikrasis vardas yra Jakopas Negretis, tačiau kadangi Antonijus, jo tėvas, buvo tikrai prastas menininkas, tai Jakopas, jis tiesiog eidavo per bažnyčias Venecijoje, būdamas paaugliu, ir perpieždavo į savo knygutę, į savo knygelę, altorius, paveikslus, ką jis ten mato, skulptūras ir panašiai. Ir archyviniais šaltiniais tikrai papasakota tokia istorija, kuri galbūt atrodytų šiek tiek netgi kaip legenda, bet ji tikrai yra patvirtinta, kad 1564-aisiais, kai Venecijoje diplomatinės misijos metu lankosi Urbino kunigaikštis Gvidobaldas de la Rovere, jisai pastebi bažnyčioje piešiantį į savo knygelę Palmą jaunesnįjį, ir yra sužavėtas jaunuolio piešimo įgūdžių. Čia jau tiesa ne kaip jaunuolis, bet tai yra Palmos jaunesniojo autoportretas, jis yra turbūt iš visų renesanso tapytojų produktyviausias piešėjas, kuris piešė pieštuku. Tai Gvidobaldas de la Rovere pamato žodžiu, kaip piešia Palma jaunesnysis ir sako, atvyk su manimi į Pezarą, į mano dvarą, ir Palma jaunesnysis, žinoma, pasirašo šiai avantūrai, išvyksta į Pezarą, tačiau po 3 metų gyvenimo Pezare Gvidobaldas de la Rovere pamato, kad piešti jis gal ir moka, bet tapyti tai ne. Ir nusiunčia Palmą jaunesnįjį mokytis į Romą, tačiau į Romą atvykęs Palma jaunesnysis visai nesimoko, kaip mokosi, tačiau jis mokosi taip, kaip jis yra įpratęs. Jis vaikšto per bažnyčias ir toliau piešia į savo knygutę tuos paveikslėlius, bet faktas, kad Romoje jisai tikrai išmoksta daug. Žinoma, kad jis susiduria su 2 menininkais, su Frederiku Zukariu ir su Daniele da Volterra. Jis netampa jų dirbtuvių narių, kažkaip netampa jų tokio akivaizdinių mokinių, jeigu taip galima pavadinti, tačiau jis tikrai išmoksta tapyti. Tiesiog mums šaltiniai neleidžia pažinti, kaipgi jis mokosi tapyti. Matyt, kad ta piešimo praktika galbūt anksčiau ar vėliau kažkiek tai atsipirko, galbūt Danielė da Volterra ypač parodė visgi, kaip reikia tapyti, nes 1570 metais, kai Palma jaunesnysis grįžta atgal į Veneciją, jis jau tapo ir ganėtinai greitai tampa tikrai įžymių Venecijos tapybos atstovų. Tuo metu dar tebėra gyvas Ticianas, kuriam yra apie 90 metų ir kuris tapo vis mažiau. Tačiau Ticianas turi kelis varžovus, tai yra Veronezę, Tintoretą, kurie kūrė labai tokias dinamiškas kompozicijas, o Romos mokykla kaip tik reikalauja griežtumo, preciziškumo ir ypač kontūruose. Ir aš čia ne šiaip sau pasiėmiau Loto ir jo dukterų paveikslą iš Amsterdamo. Jis yra nutapytas tiesa ganėtinai vėlai, 17 amžiaus jau 2 dešimtmetyje, bet čia reikia paminėti, kad Palmos jaunesniojo stilius nelabai kito per jo gyvenimo laikotarpį. Tai galima tikrai atkreipti dėmesį, kokie labai konkretūs yra žmonių kontūrai, pavyzdžiui, kas tuo meto Venecijos tapyboje tikrai nėra būdinga. Jis sujungė, grįžęs į Veneciją, ir Venecijos mokyklą, ir Romos mokyklą, ir būtent todėl labai greitai išpopuliarėja. Ir 76-aisiais, kai miršta Ticianas, Palmai yra suteikiama ta irgi garbė užbaigti ne visus tiesa, bet kai kuriuos jo paveikslus, ir dalis žmonių
dalis menotyrininkų teigia, kad matyt Palma gal buvo jo motinys, kad jam leido užbaigti Ticiano darbus, tačiau su šita hipotezė negalima iki galo sutikti, nes ir jo Ticiano varžovams, kaip Tintoretui, buvo leista irgi pabaigti meistro darbus, taigi tikrai matyt tiesiog rinkosi, kokie menininkai tuo metu buvo patys svarbiausi, ir Palma jaunesnysis buvo vienas iš jų. Ir paskutinėme darbe, kurį bus galima pamatyti šioje parodoje, tai būtent Juozapas ir Potifaro žmona, labai aiškiai matosi tie Palmos kūrybos principai, tai yra ir dinamiškumas viena vertus, bet kita vertus labai aiškus kontūrai, labai tokie griežti kontūrai be jokių greitų potėpių ir panašiai. Tai moralas, kaip jis yra pateiktas šiame kūrinyje, nes čia jis taip pat yra, jis yra pateiktas per šviesotamsą, per šviesotamsos principą, kurio būtent Palma jaunesnysis išmoksta Romoje ir taip pat per spalvinę gamą. Kasgi čia yra vaizduojama, tai yra Senojo testamento siužetas, kada Juozapo broliai parduoda jį į vergyją, jį nusiperka Potifaras, Egipto faraono sargybinis, ir jo žmona, pamačiusi nuostabų gražuolį Juozapą, nutarė jį suvilioti, ir čia yra būtent ta scena, kur jį tai daro, tačiau Juozapas, kaip moraliai kilnus asmuo, atsisako, jokių čia vilionių nebus, atsisako suteršti tą santuoką ir pabėga nuo jos, tačiau jį, kaip matote, nutempia nuo jo apsiaustą, ir tas apsiaustas paskui taps įkalčiu, ir kad išprievartavo Juozapas tą Potifaro žmoną, ir galiausiai jis bus įmestas į kalėjimą. Tačiau ką mums pasiūlo pats Palma jaunesnysis, ar ne, pati Potifaro žmona, ji yra vaizduojama labai šviesi, tvaro, šviesa, kultūra, taip toliau. Juozapas tuo metu yra vaizduojamas tikrai pakankamai tamsiomis spalvomis, vergas, ar ne, toks tikrai ne šviesoje esantis žmogus. Tačiau kokia yra jų aplinka, ta dvaro šviesa ir taip toliau, kas tarsi turėtų būti Potifaro žmona, jinai yra apsupta tamsybės, tai yra būtent moralinė jos tamsa, o Juozapas, kuris įmetamas į kalėjimo tamsą, yra apsuptas šviesos. Tai yra tas moralas, kurį pasiūlo Palma jaunesnysis. Ir būtent tai buvo viena iš priežasčių, tas jo moralizavimas, jo atitikimas užsakovų lūkesčiams, kodėl jis tapo toks populiarus kontrreformacijos laikotarpiu ir kodėl tas pats Vladislovas Vaza norėjo pirkti iš jo kūrinius. Tačiau ir kitas dalykas yra, kad Palma jaunesnysis visą laiką labai gerai mokėjo save parduoti ir save reklamuoti. Tai aš jau nekalbėsiu apie tą patį pamatymą bažnyčioje, piešiant, kai Gvidobaldas de la Rovere jį pastebėjo. Tačiau net jo vardas, ar ne? Jis yra Jakopas Negretis. Jo 9 vanduo nuo Kisieliaus, berods šiaip 3 ar 4 eilės dėdė, yra Palma vyresnysis. Tikrai garsus ir svarbus tapytojas, kuris tarsi Palma jaunesniajam suteikė labai daug įkvėpimo ir taip toliau. Tai visų pirma, Palma jaunesnysis vyresniojo net nematė, nes vyresnysis buvo miręs 20 metų anksčiau negu gimė Palma jaunesnysis. Tai jie tikrai nebuvo susitikę ir tiesiog laikotarpis yra per skirtingas, kad Palma vyresnysis būtų galėjęs daryti kažkokią įtaką jaunesniajam, bet jeigu tėvas yra blogas tapytojas, pavardė yra netinkama, tai pasimsiu kito giminaičio slapyvardį. Ir net jo pomirtinis monumentas, kuris yra vienoje iš Venecijos bažnyčių, jis yra labai įspūdingas, nes ten yra 3 biustai, tai viršuje yra Palmos jaunesniojo, aišku, biustas, o apačioje 2 biustai tų kūrėjų, iš kurių jis išaugo. Tai vienas yra Palmos vyresniojo, tai su kurio kūryba nelabai iš viskas bendro yra. Kitas biustas yra Ticiano. Tačiau Ticiano kūryba Palma jaunesniajam tikrai nedarė labai didelės įtakos. Verčiau būtų galima dėti ten to paties Frederiko Zukario ar Danielės da Volteros, Tintoreto,
to venecijiečio, kuris darė Palmą jaunesniajam įtaką biustą, tačiau jis deda garsiausio, jis deda geriausio ir dar užsirašo, kad buvo motinys, kas ir iš dalies padimdė tą hipotezę, kad štai Palma jaunesnysis paskutinis Ticiano motinys. Tai Palma jaunesnysis tikrai buvo geras dailininkas, tačiau jo tas mokėjimas save parduoti tikrai prisidėjo prie populiarumo. Ir tik vienas paskutinis dalykas, kurį reikėtų pasakyti, kad Palma jaunesnysis kūrė tikrai renesanso saulėlydyje. Ir, jis jau nebepadaro tokios pat įtakos. Nepaisant to, kad jis nėra menkesnis kūrėjas negu anksčiau išvardyti, negu, tarkim, koks Parisas Bordone, tačiau dėl to, kad jis kūrė 17 amžiaus pradžioje, tiesiog barokui jis jau nebegali padaryti tokios įtakos, kokią tas pats Giovannis Bellinis galėjo padaryti renesansui tik gimstant. Tai va, 1:29:58. Super.